Miesto pakraštyje, ten, kur baigėsi miesto ribos ir prasideda žalios žemės, stovi didelis ir sunkus pastatas. Tai nebuvo tik paprasta gamykla. Pastaruosius 40 metų ji buvo viso regiono širdis. Kai gamykla veikė visų pajėgumu, ji ne tik gamino elektrą, bet ir palaikė viso miesto ekonominį bei socialinį gyvenimą. Iš jos bokštų kylantis balti dūmai buvo matomi toli danguje ir tapo miesto simboliu. Kai gamykla dirbo pilnu tempu, gyvenimas čia įvirė. Visada buvo žmonių judėjimas. Darbininkai ir inžinieriai kasdien ateidavo į savo pamainas. Viduje buvo didžiulės salės su ilgomis sunkių mašinų eilėmis. Ypač turbinos dirbo dieną ir naktį be poilsio. Jų garsas ir vibracija tapo įprasta muzika vietiniams gyventojams. Žmonės taip prie to priprato, kad kai garsas dingdavo, jie jausdavo, jog kažkas negerai. Šioje gamykloje dirbo šimtai inžinierių. Jie kasdien nešė didelę atsakomybę. Be jų čia dirbo tūkstančiai darbininkų, apsaugos darbuotojų, administracijos žmonių ir kiti. Visi turėjo pažymėjimus, rodančius jų ryšį su gamykla. Tai buvo žmonės, kurie palaikė viso regiono šviesą. Dėl jų darbo tūkstančiai šeimų gyveno apšviestose namuose. Vaikai mokėsi prie šviesos, mamos gamino maistą virtuvėse, gydytojai gydė pacientus klinikose. Visa tai buvo įmanoma dėl šios gamyklos. Visame mieste jautėsi gamyklos įtaka. Gatvės buvo apšviestos, vaikai galėjo žaisti vakare, ligoninės, mokyklos, parduotuvės, viskas veikė dėl elektros. Gamykla buvo tokia svarbi, kad miesto pakraštyje, ten, kur baigėsi miesto ribos ir prasideda žalios žemės, stovi didelis ir sunkus pastatas. Tai nebuvo tik paprasta gamykla. Pastaruosius 40 metų ji buvo viso regiono širdis. Kai gamykla veikė visų pajėgumu, ji ne tik gamino elektrą, bet ir palaikė viso miesto ekonominį bei socialinį gyvenimą. Iš jos bokštų kylantis balti dūmai buvo matomi toli danguje ir tapo miesto simboliu. Kai gamykla dirbo pilnu tempu, gyvenimas čia įvirė. Visada buvo žmonių judėjimas. Darbininkai ir inžinieriai kasdien ateidavo į savo pamainas. Viduje buvo didžiulės salės su ilgomis sunkių mašinų eilėmis. Ypač turbinos dirbo dieną ir naktį be poilsio. Jų garsas ir vibracija tapo įprasta muzika vietiniams gyventojams. Žmonės taip prie to priprato, kad kai garsas dingdavo, jie jausdavo, jog kažkas negerai. Šioje gamykloje dirbo šimtai inžinierių. Jie kasdien nešė didelę atsakomybę. Be jų čia dirbo tūkstančiai darbininkų, apsaugos darbuotojų, administracijos žmonių ir kiti. Visi turėjo pažymėjimus, rodančius jų ryšį su gamykla. Tai buvo žmonės, kurie palaikė viso regiono šviesą. Dėl jų darbo tūkstančiai šeimų gyveno apšviestose namuose. Vaikai mokėsi prie šviesos, mamos gamino maistą virtuvėse, gydytojai gydė pacientus klinikose. Visa tai buvo įmanoma dėl šios gamyklos. Visame mieste jautėsi gamyklos įtaka. Gatvės buvo apšviestos, vaikai galėjo žaisti vakare, ligoninės, mokyklos, parduotuvės, viskas veikė dėl elektros. Gamykla buvo tokia svarbi, kad per didelės miesto šventes jos vadovai būdavo kviečiami kaip garbingi svečiai. Ji buvo viena svarbiausių miesto institucijų. Tačiau likimas nusprendė kitaip. Atėjo naktis, kuri viską pakeitė. Iki tol diena buvo visiškai įprasta. Gamykloje vyko pamainos. Inžinieriai dirbo, darbininkai buvo savo vietose. Mieste šeimos ruošė vakarienę. Televizoriai veikė, šaldytuvai ūžė, telefonai krovėsi. Viskas atrodė normalu. Tačiau likimas turėjo kitą planą. Gilioje nakties tamsoje be jokio įspūdžio viskas staiga dingo. Tai nebuvo trumpas elektros dingimas, tai buvo visiška ir ilga tamsa. Visi įrenginiai išsijungė, visos šviesos užgeso, gamykla akimirksniu nutilo. Garsai, prie kurių visi buvo pripratę, dingo. Turbinos sustojo, mašinos nutilo, tuo pačiu momentu visas miestas paskendo tamsoje. Tamsa buvo ne tik aplinkui, ji palietė žmonių gyvenimus. Namai buvo tamsus, gatvės tamsios, ligoninės įjungė generatorius, žmonės liko namuose.
Telefonuose liko tik kelios minutės baterijos. Visi pradėjo skambinti. Bandė susisiekti su policija, bet linijos buvo užsiimtos. Buvo bandyta susisiekti ir su kitomis gamyklomis, bet atsakymo nebuvo. Skubiosios tarnybos reagavo labai lėtai. Žmonės pradėjo eiti link gamyklos. Gatvės prisipildė žmonių. Kai kurie bėgo tiesiai prie vartų, jie tikėjosi gauti informacijos, galbūt pasikalbėti su atsakingais asmenimis, tačiau prie vartų jie pamatė tik užrakintas duris. Sunkios pnalos, viduje tyla, jokios šviesos, jokio mudimo, jokios gyvybės. Ant laiptų sukietėjęs senas cementas, ant sienų kaba išblukę ženklai, kai kur patalpos užlietos lietaus vandeniu, langai sudaužyti, ant grindų lyga seni supulėję popieriai. Valdymo kambaryje gabo didelis sieninis laikrodis. Jis sustojęs, rodiklės nebejuda. Laikrodis rodo tą pačią akimirką, kai viskas baigėsi. Valandų, minučių ir sekundžių rodiklės sustingusios. Šis laikrodis tapo tylia istorijos liudininkė. Visur matomas storus dulkių sluoksnis. Mašinos, kurios kadaise blizgėjo, dabar padengtos nurdu. Kompiuterių ekranai sudaužyti, ant stalų lyga pamesti dokumentai, knygų puslapiai supuvę, viskas čia tapo praeities įrašu. Tačiau tarp šios tylos gyvena kalbos apie Somoklą. Žmonės sako, kad gamykla buvo sunaikinta tyčia. Galbūt tai padarė kita didelė ir galinga įmonė iš kito regiono. Gal buvo paškirti buvę darbuotojai, gal gedimas buvo sukeltas sąmoningai, gal net valdžia buvo įsitraukusi. Šios mintys įsitvirtino žmonių galvose. Kai kurie teigia, kad tą naktį pirmiausia buvo nutraukti laidai. Buvo išjungtos visos sistemos. Gal pakeista valdymo programa, gal įdėtas virusas, gal tai buvo kibernetinė ataka. Tačiau tai tik spėlionės. Tikroji tiesa niekada nebuvo atskleista. Paprasti žmonės susitaikė su savo nuostoliais. Vieni rado darbą kitur, kiti išvyko iš miesto. Miestas patyrė ilgą ekonominį nuostakį. Elektra buvo tiekiama iš kitur, bet ji buvo brangi ir nepakankama. Miestas niekada negrįžo į savo senąją didybę. Šiandien gamykla tapo šešėliu. Tai paminklas prarastoms laikams. Praleiviai jaučia liūdesį eidami pro šalį. Tėvai vaikams sako: žiūrėk, ši gamykla kadaise apšvietė mūsų miestą, bet per vieną naktį viskas baigėsi. Vaikų galvose lieka vienas klausimas: kodėl? Tiesa taip ir nebuvo atskleista. Valdžia niekada nieko nepaaiškino. Nebuvo tyrimo, viskas buvo nutildyta. Gamykla liko su savo paslaptimi. Ši tyla ir ši istorija tapo sena legenda, kurios tikrosios priežasties niekas nežino.